Labas, padarysim lietuvišką vlogą. Iš tiesų šį savaitgalį turime labai daug planų, tai galvoju, pasimkime ir jūs kartu. Labai senai išnekėjau lietuviškai į kamerą ir iš tiesų labai pasiilgau netgi tokio tipo video daryti. Tai ką tik grįžom iš darbų, iš tiesų tokia diena, pradedam savo video filmuoti penktadienio vakare, grįžom iš darbų, nusimaudėm, persirengėm ir einam darytis vakarienę, o nuo šeštadienio prasidės iš tiesų labai intensyvios dienos, intensyvus savaitgalis. Tad tikiuosi jums patiks šis video. Simba elektrą vedžioja su elektros laidais. Iš kur šitą gavai? Ką? Iš kur gavai? Apie renovacijas vėliau papasakosim. Kas seka, gal mus žino, ką mes čia darom. Bet apie tai vėliau. Daromės vakarienę, vištienos, kulšelės ir bulvės keptos. Ir tuo tarpu einu prisiskinsiu savo naminių pomidoriukų. Čia geltoni keli metu yra prisirpę. Raudonas taip pat, dar kažkur čia mačiau paslėpęs. Man kažkodėl agurkai neauga, kodėl jie neauga, va man paauga, jie kaip geltonuoja. Žinau, kad dėl trūksta jiems tų mineralų ar ne, vitaminų, ko, bet nežinau. Keli buvo užaugę, va šitas lyg nori augti. Nesitikėjau, kad šitiek daug prisiskinčiu šiandieną, valgysim skaniai. Mūsų vakarienė, iškepta vištiena. Čempionų pusryčiai. Mūsų naminiai pomidoriukai. Nu vyrai, ragauk, degustuok, tu būsi maisto inspektorius. Bandomasis zuikis. Vištienos iškepimas, ček. Iškepusi, atrodo, nu, pirmas kąsnis. Very good. Kiek 10 baliai sistemų įvertins? 25. 25. Na, tai skanaus mums. Ragaujam naminį pomidorą. Kaip skanu. Tie mažiukai tokie dar sultingi. Sultingi. Labai sultingi. Iš tiesų pirmi metai, kai tokius skanius pomidorus užsiauginom. Skanaus mums. Grįžom iš parduotuvės, šitie pirkiniai visi, va, ką nusipirkom. Ir dažniausiai mums užtenka taip savaitį laiko pravalgyti. Tai dabar iš tiesų parodysiu, ką nusipirkom ir jūs pagalvokite, kiek mes galėjom už viską sumokėti, aš kažkur rasiu gale čekiuką ir pasakysiu, kiek mes už viską sumokėjom. Tai nusipirkom 2 moliūgus. Štai tokius. Paskui viską gražiai susidėsiu, gal atsuksiu šis taip. Aloe vera gėrimą, jau atsigėrėm, mineralinio gazuoto. Čia turiu obuolių 2 kilogramai. Vištienos faršas, česnakinė duona, man labai skani, aš ją mėgstu valgyti su tokia tai sriuba, jogurto kibirėlis, čia yra 1 kilogramas, paskui viską susidėsiu, dabar greit parodau, vištienos filė, 3 pakiai, čia yra po 600 gramų. Toliau turime ledų, vaisiniai, 3 pakeliai. Nusipirkome į ateitį, jeigu norėtume. Šitie tokie nauji, aš niekada jų nebuvau ragausi. Čia yra Chinese style. Taip paragausim. Iš karto dedu į kamerą, kad jie neištirptų. Bananų nusipirkome, perku biškį žalesnius, kad jie prisirptų, nes jie greitai tokiam karštį sirpsta. Beje, jeigu nežinom, tai mes gyvename Anglijoje, ne Lietuvoje. Vyras pasiėmė čia tokių indelių plastmasinių, nežinau, ką jisai darys su jais. Vyšnių pakelis, vynuogių pakelis,
salotos. Aš jas mėgstu naudoti pagardinti ant kokio sumuštinuko, ar šiaip užsidėti pagražinti patiekalą. Pomidorų padažo 2 pakiai. Lašišos pakelis. Kiviai. Vyras pasiėmė blynelių. Čia yra avižinė košė indelyje, kurią tik reikia užpilti. Ir dar vienas pakelis avižinės košės. Blyneliai. Taip pat pasiėmėm 2 pakius kiaušinių. Vienam pakiai yra 15 kiaušinių. Šiaip mes mėgstam pirkti kiaušinius iš turgaus, iš ūkininkų, bet kažkaip pastaruoju metu mes nebenuvažiuojam, arba kai nuvažiuojam, būna jau išpirkta. Toliau mes turim baltą duoną pjaustytą, kepimo popierius, turiu gervuogių, kažkaip labai užsinorėjau, dar vienas avižinių dribsnių pakelis. Vaikiški sausainiukai, nes važiuosim į svečius. Prieskoniai, čia yra oregano prieskoniai. Paskui indų ploviklis. Šitą labai skanų padažą atradom, jisai vadinasi Ranch Buffalo padažas. Iš tiesų labai skanus. Saldainis, nes važiuosime į svečius taip pat. Riešutų pakelis, maišytas su razinu. Kinder šokoladukai. Čia ne Kinder, bet panašus labai skonis. Sūrio pakelis, pjaustytas. Dar daugiau riešutų. Aš stengiuosi labai greitai viską parodyti. Krakeriai, galvoju, su lašiša juos valgyti ir gal virtų kiaušinių. Dar vieni dribsniai. Majonezas, krapai, pistacijos, pomidorai, dezodorantas vyro. O, čia mes nusipirkom. Čia yra labai skanus sausainiai, nežinau, ar jūs esat tokius ragavę. Jie yra su karamele. Ir atsykiais nusipirkam. Čia kažką naujo pasiėmėm pabandyti, čia yra tortilla rolls, kažkokie traškučiai. Tai pabandysim, niekada nesam neragavę. Kartais mums patinka nusipirkti kažką nežinomą ir pabandyti. Didelės pupelės graikiškos irgi nesame bandę, čia tokioj skardiniai. Atrodė labai skaniai, sakom, pabandom nusipirkti. Toliau dar sultys. O, vietos nebeturiu aš čia. Dar vienas butelys indų plovimo skysčio, bulvės. Mes perkame Anglijoje raudonasias bulves, jos nėra tokios tižios. Noriu labai greitai parodyti viską. Dušo želė, čia pirkau su lemonu, guminukai, šaldyta žuvis. Dar daugiau riešutų. Baigiu čia apsikrauti, toj man vietos nebeliks. Obuolių sultys. Rankų mailas. Pirmas sykį tokį bandome. Prie kasos buvo padėti, žinot, kai einate prie kasos, kitas sykį ir būna ten visokių pridėta tokių produktų, kurie būna ne visą laiką. Tai pabandėm. Čia yra su levandomis. Agurkus 3 pasiėmėm. 3 agurkai. Dar daugiau avižinių dribsnių. Čia pasiėmiau tokių irgi nebandytų. Čia yra graikiški sausainukai. Tai čia yra riešutų sausainiukai. Tokie suskirstyti į mažus pakelius. Tai paragausim. Labai norėjau pažiūrėti, kas per skonis bus. Pieno. Dar vienas pakelis šaldytos žuvies. Ir dar pasiėmėm, pas mus kartais atveža į Lidl parduotuvę Varėnos lietuviškų sūrelių. Tai kartais nuo karto mes jų pasiėmam paskanauti. Ir viskas.
Na, tai kaip manote, kiek mes už visą šitą sumokėjome? Kelias sekundės pagalvokite ir parodysiu tikrą jum kainą, kiek mes sumokėjom. Taigi mes sumokėjome ilgas čekis. Sumokėjome 100 svarų 14 ir 61 centą ir mes sutaupėme, kur čia, 5 svarus 90, nes turime Lidl Plus kortelę. Tai kaip manote, ar čia daug ar mažai už tiek produktų? Iš po vakarienės mes susiplovėm indų, nes baigėsi valiklis, tai va papildymą turime, galim susitvarkyti. Ir šiaip toks pamąstymas, kad gyvenimas nėra tobulas taip, kaip yra pateikiama internete. Dauguma video yra iš tiesų nupoliruoti, nerodoma, koks gyvenimas yra iš tiesų, kokį kitą sykį turime bardaką namie, ar ne, nes kitą sykį pagalvojame, oi, kaip tie žmonės gyvena pastoviai tvarkingai, viskas yra vietose savo, bet iš tiesų taip nėra. Kaip sakome, rodome per internetą tai, ką norime rodyti ir nuslėpime tai, ko nenorime rodyti. O šiame kanale aš noriu rodyti iš tiesų viską, tikrą gyvenimą, tikrą tą tokį nesuvaidintą, neiškarpytą. Taigi gyvenimas yra toks, kad apsiverčiame ir turime susitvarkyti, ar ne? Tai prie darbų kibkime. Užbaigsiu savo dieną šiandieną skiriant laiko šiek tiek savo ant jogos savo kilimėlį, štai čia. O Simba išnešiau lauką, jisai įprato būti lauke su manimi, kaip praktikuoju. Ir priminimas, nepamiršk savęs, rūpinkis savimi ir skirk laiko savo. Atėjo laikas poilsiui. Šiandieną yra nuostabus vakaras, saulė leidžiasi, jokio vėjelio, tylu ramu. Laikas gerai pailsėti, išsimiegoti ir būti žvaliems rytoj, pasiruošti naujai dienai. Labanaktis. Labas rytas. Yra dabar po 7 ryto. Einu pašerti savo Simbą. Kažkur parlėkė, palagirdžiu. Kur jis čia? Simba? Simba? Tu ateis, kai išgirs, kur maistą pasiimsiu. Kas čia? Pusryčiai Simba ateik. Samsi. O mano rytas prasideda nuo jogos praktikos, kad ir kas benutiktų, ryte skirti laiko reikia taip pat savo, kad ir 5-10 minučių, tai pakeis jūsų dieną. Klausimas, ką apsirengti šiandien? Drabužių yra, bet klausimas, ko aš noriu. Drabužis irgi atspindi energiją kiekvieną. Ar nori jaustis žaismingai, patogiai, elegantiškai. Aš noriu kažko mėlyno šiandien. Jaučiu, žinau, ko, netoj spintoj. Happy dance! Į dieną su šokiu. Ilsiesi? Simba. Va tai iš po tavo poilsio, va, visi namai va tokiais laukais nusėti. Eisim sirpti šiandien, Simba. Ja? Ja, sako, geros dienos jums. Šiandienos nuotaika tokia. Šitą drabužį pirkau iš bagažinių turgaus, kainavo kelis svariukai. Šitą tašę, jinai yra rankų darbo, grina oda, taip pat pirkau iš bagažinių turgaus, kuri kainavo 10 svarų. Labai džiaugiuosi šituo pirkiniu iš tiesų. Šitie auskarai yra vintažiniai. Šita grandinėlė taip pat vintažinė. Ir čia tokia tiesiog paprastas žiedas ir paprasta grandinėlė. Tai ką?
Keliaujame į naują dieną. Prieš važiuojant įsidėsiu dar lęšius. Aš turėjau pabandymą lęšių 5 dienom ir dabar turiu važiuoti vėl atgal, kad man patikrintų akis ir išrašytų, ar man jie tinka. Tai jeigu nepatinka žiūrėti tokių dalykų, kaip žmogus liečia akį, prasukite kelias minutės į priekį. Ir į kairę pusę. Ir viskas. Labas rytas, vyrai. Labas rytas ir jum. Pasirodo, ir vyrą turiu. O aš šitas nesimatėm nuo šiandien kameroj. Nu ir pasakiau, ne? Ką dabar važiuojam į Northamptoną miestą. 30 minučių kiek čia dabar važiuoti, ne? 20. Iš mūsų miestelio, kažkas tokio. Iš kaimo. Iš kaimo į miestą. Iš kaimo į miestą. Davė lęšius kitus dar pabandyti, nes anie labai sausino akis. Šitie yra jau geriausi, sakė, kokie tai gali būti. Jeigu šitie netiks, mano akis tada neskirtos lęšiams. Nes mano labai sausos akis, tai pažiūrėsim, tikiuosi tiks. Važiuojam pavalgyti. Vištieną su ryžiais. Skanus. Aš irgi gal nuo tavęs palauksiu. Pasikeitė mūsų planai. Turėjom visą dieną Northamptone praleisti, ieškoti plytelių, išsirinkti spalvas sienom dažyti, bet taip gavęs, kad turim važiuoti kieno, kažin mašiną pasiimti. Kažin. Vyro mašiną važiuojam pasiimti iš garažo. Galvom, kad šiandien nepaskambins, bet važiuojam atgal į savo miestą ir paskui, nežinau, grįšim atgal. Grįšim turbūt. Ilgesnė diena turbūt gausis. Nes tai gera nuotaika. Pirma sustojimo vietelė apžiūrėti kelio. Easily to match or just random? I think it's match. Man šitą patinka, bet vyrų They nepatinka. might look similar, but probably not the same. Tai kažkokia So what įdomesnė is spalva. it's D-A-U. Atvažiavom į kitą parduotuvę, Tiles Outlet. Anoji norėjo gan daug, ne už kvadratą, 28 svarai. 28 svarai, čia pažiūrėsim kaip. Čia turiu labai daug pasirinkimo, bet čia biškai brangiau yra. Čia beveik 29, ne per kvadratą. Mes norim kažką, ne kad būtų viena spalva, bet solidi tokia kažkokia. Ne tamsi, ne per šviesi, bet čia labai daug jie turi pasirinkimą. Pražiūrim spalvas. Kodėl taip sunku yra išsirinkti, tu man pasakyk, vyrai. Kuo daugiau žiūri, tuo labiau darosi. Grūdžių spalva pasiimti. Arba rastinė šitą. Nežinau, mes įsirinksim, atrodo, mes turėsim didelę problemą. Dar viena parduotuvė, Top Tiles. Einam į vidų, žiūrėsim, ką šitie pasiūlys. Neatsidaro automatiškai. Hello! Čia didelė parduotuvė. Į madą pradeda ateiti tie mozaikinės tos plytelės, ne, kaip suprantu, kiekvienai parduotuviai turi tokių. Mes ieškom porcelianinių. Taip pat mes norim didelių, nežinau, ar minėjau ar ne. Čia yra matinės, nenorim matinų. Norim, kad būtų gloss. That's for the Those are beautiful. Those are beautiful. They are beautiful, aren't they? This is Yeah. my favourite tile in the whole shop. I love it. But maybe too grey. Smaller format, so 120, 600.
Paskaičiavo mums 25 kvadratus už tas žalias plyteles 2092 svarus. Labai brangu, ten kvadratas buvo 88 svarai. Labai gražu, bet labai ir brangu. Važiuom į kitą dar pažiūrėti. Važiuojam dirbti viršvalandžių. Davė šį moteriškę 2 rekomendacijas parduotuvių, kur dar galėtumėm apžiūrėti, tai važiuojam dar tenai. Iš tiesų labai faina pardavėja, labai tokia maloni, nuo širdies pašnekėjo, papasakojo. Nu ką, važiuojam. 4. vieta, BC Keramiks. Einam į vidų, vyrai. Pasiruošęs? Jo. Kartamsi. Kaip tokia? Tokia visai niekštis. Čia keramika tai? Keramikas. Mums reikia porcelianą. 5. vieta, Tiles and Bathrooms. Neaišku, čia veikia. Po pirmosių užsidarius. O dar į kitą važiuom. Šitą nesėkmingai. 6. vieta, Easy Bathrooms. Čia turi ir plytelių. Parašyta išpardavimai. Einu. Didelis kambarys. Apžiūrė. Čia visą visą vonę tokia. Žiūrėk, kokia šita vonė tokia nematyta, nestandartinė. Atrodo, į ten žvakidės kur buvo. Didelis Ten kur tie lantai nukarpyti. Didelis žvakidėlė. Plėtelį ieškoti. Man patinka, kad tokios vonės su kojelėm labai fainos. Šitas kampelis man labai patinka, tokia gyvybė kvepia. Čia labai daug yra vonių. Plytelių mažai pasirinkimo. Matėm, kad būtų parodyta. Vau, šitas koks gražus. Šitas labai gražus. Ir mano spalvas. Man žaliai yra viskas. Ką radai? O tokia. Tokio dydžio? Ne, tokia vonė turbūt. Čia yra moderni vonė. Moderni. Tai pagal kiekvieną skonį. Man tas nelabai. Man nepatinka pilka. Ne mano spalvos čia. Ne mano spalvos. Tai tau kitur įrengsim. Kokiam lauke. Žiūrėk, tavo radiatorius, tau patinka tokie radiatoriai. Ne, kažkas tokio. Jie tokie radiatoriai, man atrodo, vėl pareina irgi į madą. Ir jie labai brangus yra, tarp kitko. Man jau tokios vonės, kaip ir sakiau, labai patinka. Tas sensorių šviesas junginė. Ja, automatinė šviesa. Irgi tokia solidi vonė. Dušo kabina. Bet mums nereikia vonios, mums reikia plytelį. Mėlyna labai gražiai žiūrisi, palaiky kamerą, žiūrėk, net aš prie jos dėžiu. Kamufliažas. Dėriu, ne? Iškart susilėjai su siena. Glos irgi slidžios plytelės. Gražiai šiais Pažiūrėk, vandens siena. Nėra vandens. Uždaryk. Einam toliau. Tokios plytelės. Panašios, kaip kur mes pirmoje vietoje buvom. Spotkinė. Tu grįni tokias. Ne, biškai toks raštas. Raštas. Bet man tokia idėja tokios patinka. Va, jų kaina irgi yra 87 per kvadratą ir per unitą, kiam 3, ne? Irgi brangu. Tai realiai reikia mums važiuoti tą... Tuoj pirmoje vietoje buvo pigiausi, ne? Man atrodo. Ir ten labiausiai iš tiesų, kuriuos patiko, nuo apart tuos žaliuos, kur matėm, kur labai brangi. Kur jie dirbi iki 4, tai realiai gali. Ar esat matę tokį tualetą? O žiūrėkit, kur bakelis eina iki pat lubų. Čia va yra virvutė nuleisti vandenį. Nu kažkai man tai toks dizainas nelabai, žinokit. Šitos triauklės idėja labai faina. Yra ir stalčiai padaryti. Realiai išnaudota vieta labai, ne? Man patinka tokia idėja. Pritraukiantį stalčiai, žiūrėk. Oba. Lekam, neradom čia nieko, ko mums reikėtų, kas mums patiktų. Grįžtam į Unit 8. Jau čia pirmą vietą grįžtu. Mes pavargom. Einam pasistiprinti. Tau subvėjus, man kava iš Kostos bus. Pavargom važinėtis po visas parduotuvės iš tiesų.
ispanišką latė. Jis sakė, čia yra kondensuotų pieno, ne? Aha. Nesu dar gėrus, pažiūrėsiu, ar yra skirtumas. Netvarka čia. Tavo kaip submarinas atrodo, ne? Lietuviškas taip pasakius. Bet skanu yra sudėjus. Įsimėrėsime jūs. Bet visą laiką skanu sudėjus yra nenuvilia, jeigu nori kažką greitai užkasti. Jaučias, kad kondensuotų pieną. Labai tokia Saldu? saldokai, tokia kaip kreminiai, sakyčiau. Nežinau, ar antras siekia, bet pabandyti, kodėl gėlė. Nebemanau. 7 vieta Home Decor ir šiandien musė bus paskutinė. Einam vyrai, ką ten kuities. Užsirakins tą mašiną, palgiai ragelą. Einam į vidų. Oho, čia kiek daug turi. 24 savai. Čia pigiau. 33 per kvadratą. Čia atrodo, kiek daug pasirinkimo turi, nueina, pražiūrėkim. Įdomiausia, tai kokios kainos čia yra. Žiūrėkit, kaip gražiai čia padarytos plytelės. Nesaunant, su čia lyderė, atrodo, kaip prabangiai čia yra. Šiaip labai gražiai, man patinka šitą parduotuvę. Matom, mes iš šios parduotuvės įsirinksim ką nors. O, ne? Tikrai tai. O šitos va šitos, o ne, kur man irgi visai patiko. Šitos. Rinkomės plyteles, parodysiu dabar 3 variantus, iš kurių rinkomės ir jūs atspėkit, kurį mes išsirinkom. Šiandieną nesakysiu, ką perkam, tai kitą video parodysiu, kokias mes išsirinkom, o jūs komentaruose komentuokit iš šių 3 variantų, kokį galvojate mes pasiėmėm. Taigi, pirmas šitokia spalva, čia yra pirmas variantas. Toliau einame prie antro. Antras variantas būtų štai tokia. Čia visos yra porcelianinės. Ir trečias variantas būtų štai tokia. Jei komentuokit iš šitų 3, kaip galvojate, kokią mes nusipirkome, kokias tai yra plyteles mes nusipirkome. Sumokėta už plyteles, nupirkta, kiek sumokėjom? Sumokėjom beveik 700 svarų už 25 kvadratus, kurių turėtų tikrai užtekti. Tikėkimės. Nemiai daugiau negu 25? Aš manau, kad biškai daugiau ir taip paskaičiau. Žiūrėk, užtekti. Tai nuo 2000 sumažėjom iki 700, tai manau neblogai iš tiesų ir išsirinkom tikrai plyteles, kurios mums tikrai patinka. Plius atvežimas įskaičiuotas. Taip, dar ir atvežau jas. So excited! Iš visų aplankytų vietų Northamptone tikrai rekomenduojame šią būtent vietą. Tenai labai daug yra pasirinkimo ir kainos yra labiausiai prieinamos. Labas rytas, sekmadienis. Prieš visus darbus pasidarom kokteilį, dedu bananą, banano žievę neišmetu, užpilsiu vandenį, palaikysiu dieną ir bus natūrali trąša mano pomidoram ir augalam. Dėsiu obuolį. Obuolį dėsiu be žievės. Toliau dedu saliero. Ir įpjaustysiu šiek tiek agurkų. Užteks. Užpilu viską vandeniu. Ir imam radiatorių. Biškį vanduo prabėga. Ir susikaupęs. Šitas dėvas labai didelis yra. Čia daug vandens. Padėti kažką? Dabar galvoju. Galbūt, kad šis neužsidaro labai gerai. Tai bus problema. Labai stipriai bėga, ne? Dabar aš problemą padariau. Čia daug vandens yra. Užsukti reikia?
Biškai užsuksiu, kad negautų tiek daug oro. Biškį avariją apturėjom. Biškai. Ir neužsisuka, ne? Ne, jis turi ten bėgti. Bet nežinau, kokiu rašlašį. Čia turiu biškį daugiau rankšluosčių. Biškai. Gerai, ką man daryti? Atsuk. Sukti? Sakyk kiek. Biškai prisuk. Sukti? Prisuk. Darbino mane vyrs irgi. Suk. Sukti? Davai, suku. Ne per daug? Ne. Simbai lauką nori, prašosi. Jau kiek vandens išbėgo iš radiatoriaus. Užsukti? Gali padėti. Užsuku. Lyg ir išbėgo visas vanduo, tai va, visas pilnas kibiras išbėgo. Ką dabar darai? Atsuksi kitą pusę. Reikės mušti lauk. Turėsim patempti. Ir man keli? Suruošu. Grindai pirmą. Jėgiškas. Nekelk. Eik. Eik greit. Mama bėg greit einam. Eik greit. Irgi. Tarsi šuo. Tarsi. Šitą. Very good. Pažiūrėk, čia. Gerai. Turėjom biškį katastrofą. Oi. Čia pribėgo. Dar buvo vandens mano kojas kokias. Čia išbėgo kažkoks juodas dalykas. Žiūrėkit, kas čia daras. Po apačia. Čia yra apačia. Čia yra dulkės. Po radiatorių. Čia realiai pusė simbos yra. Jo, čia yra mūsų simbos plaukai. Tai, tų plaukų jie tik prikirs dabar, nes tik reikės nukainam valytis šitą netvarką. Visiems radiatorių atrodo štai taip. Matos, kaip anksčiau dar, čia tiesiog jau yra plytos viduj matosi. Čia jau yra gipso plokščiai ir daugiau nieko nedarė, tiesiog uždėjau radiatorių ir viskas. Čia realiai vadinamas taškuotojo gipso plokščių montavimas. Matot, kokie čia va taip buvo padaryta. Čia yra plyta, čia kaip suprantu, gal čia iš namo lauko ne plyta buvo, kaip manai. Jo. O čia kažkas kito yra, čia jau nebe plyta, Čia nežinau. tikriausiai, kur dekoras Sakai prasidėjo. dekoras, ne, atrodo šiaip nepanašu į dekorą. Toksai tiesus, lygus, gan. Užpaklevas skyrius. Nežinau. Ką, kimbam prie šios dabar sienos darbuotis. Taip. Ir beje, kas nematėt mūsų prieitų video, jie nėra tokio lietuviško vlogo tipo video, bet galite mūsų kanale pasižiūrėti, yra labai daug video, kai mes darėm visą šitą svetainės projektą. Mes pastatėm visą šitą sieną, čia yra garso izoliacinė siena padaryta, mes pastatėm visus rėmus šitai media sienai. Tai yra daug mūsų kanale visokiausių video, galite nueiti ir pasižiūrėti. Vyras lygino lubas, keitėm lubas, pylėm grindis. Tai yra visokiausių daug video, tai galite eiti ir pasižiūrėti po šito video toliau mūsų prieš tai darytus projektėlius. O aš einu toliau savo kokteilį darytis, nes niekaip man jo neina pasibaigti. Jau simba išgėrė tavo. Sakai, kad dar net nesuplaktas. Iššaukė vyras mane čia į pagalbos šauksmą. Gerai, einu, o tu darbuokis. Uip. Grįžtu į virtuvę, susiplaku savo kokteilį. Tada gal galėsiu atsigerti. Įranka. Skanaus. Labai gaivus ir čia labai gerai. Kaip sekasi, vyrai? Nežinau, profesionalai tikrai, kad tikrai kritikuos. Kritikuos, ne? Kritikuos. O mes darom kaip išmanom, nes
Mes nesame profesionalai, tai Šokom kaip mokam. taip. Kol tu čia tas siena vargsi, aš einu bandyti nuimti šitas žaliusias. Čia yra jos paliktos iš praeitų savininkų namo. Ir aš galvoju jas nuimti ir išplauti. Ir mes musėkių dabar nekeisim. Tiesiog jos yra ant visų langų uždėtos ir aš jas bandysiu išplauti. Ruletai visi nuimti. Darbuojas toliau prie sienų. Jas paskui šveisti visas reikės. Pats mėgstamiausias darbas šveisti, nu. Taip blogai dirbam, kad reikia 3 dienas vėliau šveisti. Būna ir taip. Ten yra didžiuliai tarpai, tai mes trupos aput, o ne? Jup. Čia vis tiek radiatorius dėsis ant viršaus, tai reikėtų labai iškošti. Ką tai čia darai, Simba? Skalbenkės. Nori išplėšti tada. Paskui mes čia gražiai apdirbsime, ne? Galvoju čia užbaigti video, atrodo lyg daug prifilmavom ir nenoriu užtęsti labai ilgo, tad atsisveikiname čia. Kitame video toliau darbuosimės svetainėje su visomis renovacijomis, tad jeigu patiko šis video, pakomentuokit ką nors, paspauskit patinka ir susitiksime kitą kartą. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki susimatymo. Ate!